Šiandien žiniose Panevėžyje surengtoje konferencijoje aptartos užkrečiamųjų ligų aktualijos. Surengta popietė su į Afganistaną besiruošiančiais kariais. Bendruomenių rūmuose įvyko konkurso Tramtatulis Aukštaitijos turas. Šiandien Panevėžyje buvo surengta respublikinė konferencija, kurios metu buvo nagrinėjamos užkrečiamųjų ligų valdymo aktualijos Panevėžio regione ir visoje Lietuvoje. Pasak Panevėžio visuomenės sveikatos centro direktoriaus Eugenijaus Vilčinsko, Panevėžyje, lyginant su kitais Lietuvos miestais, užregistruojama itin nedaug asmenų užsikrėtusių lytiniu būdu plintančiomis infekcijomis, tačiau užsikrėtusiųjų erkiniu encefalitu ar Laimo liga Panevėžyje kasmet būna kone daugiausiai. Tie sergamumo rodikliai yra panašus į Respublikos, kai kurie yra mažesni negu Respublikos rodikliai, sakysime, pavyzdžiui, lytiškai plintančios infekcijos, kūnų dangų ir panašiai. Tačiau yra kai kurios infekcijos, pavyzdžiui, salmoneliozė, tuberkuliozė, kurios čiut viršyje, sakysim, tą Respublikos rodiklį, tačiau yra ir tam tikrų infekcijų ligų, kurios daug daugiau viršė tą Respublikos rodiklį ir atskiros regionuose net iki 2,5 karto. Pavyzdžiui, tai tokia yra infekcinė liga, kaip erkinis encefalitas, Laimo liga, kurias platina erkės. Konferencijos metu taip pat buvo aptartas užkrečiamųjų ligų valdymas, jų profilaktika bei kontrolė. Vienas kelias yra vakcinacija, kitas kelias, kuo greičiau diagnozuoti infekcijos šaltinį, diagnozuoti sergantį žmogų ar, sakysim, infekuotą aplinką ir atitinkamai vėlgi, kur yra galimybė išgydyti. Nuo kai kurių ligų, kaip pavyzdžiui živ infekcija, kaip žinom, kad išgydyti negalima, bet galima laiku diagnozavus sustabdyti ligos progresavimą ir tuo pasiekti, kad žmogus vėlgi liktų darbingas, galėtų pasirūpinti savim savo šeimą ir kad koncentracija viruso jo organizme sumažėtų praktiškai iki nenustatomo laboratoriniais kiekiais lygio, tuo pačiu jisai taptų nebeužkrečiamas kitiem. Ir taip mes pereinam prie trečio elemento užkrečiamų ligų plitime, tai yra užkirs kelią ligos plitimui, keičiant atitinkamai savo elgesį. O koks tas elgesys vėlgi? Oro lašelinėm infekcijom bus vienas, kaip gripo epidemijos metu. Eurobarometro tyrimai rodo, kad mes lietuviai prasčiausiai plaunam rankas Europai. Paskutiniai vietoje lietuviai atsakė tai, kad apsisaugot nuo gripo, be kita ko pradeda nuolatinis ir geras rankų plovimas. Jeigu eis kalba apie, sakysim, lytinį elgesį, tai atitinkamai keis lytinį elgesį. Jeigu kvaišalų vartojimą, vėlgi tai veda į tam tikrą rizikingą elgesį, kurio pasiekoje galim susirgti vieną ar kitą užkrečiamą ligą ir taip toliau. Taigi visas kompleksas priemonių. Perspektyvos iš tiesų, kad Lietuva turi būti pasiruošusi visom grėsmėm, kurios yra susijęs su užkrečiamomis lygomis. Nes žiūrint į ateitį, iš tiesų matom daug grėsmių ir veiksnių, kurie gali tai sąlygoti. Tai ir visuomenės senėjimas, ir urbanizacija, socialinės netolygumai, kurie tikrai sąlygoja, manau, ateityje sąlygos, kad grėsmė išliks užkrečiamų ligų. Tai matom iš gripo, sakysim, kuris šiais metais ir pereitais metais buvo labai didelė aktualija, bet aš matau, kad tai gali kartotis ir ne tik gripos, bet ir kitos užkrečiamos ligos. Todėl labai svarbu yra, kad visa mūsų infrastruktūra, specialistai, jų gebėjimai būtų pasirengę toms grėsmėms, kurios iškyla, nes iš tiesų tai ir Europos ligų kontrolės centras mato, kad tai yra labai aktuali sritis. Šiuo metu Lietuvos gyventojai vis dar kovoja su gripu, kuris pernai nusinešė 23 žmonių gyvybės. Tačiau netrukus atšilus orams suaktyvės erkės, kurios platina sunkią ligą erkinį encefalitą, nuo kurio pernai mirė 3 asmenys. Ir nors sergamumas šia liga Lietuvoje išlieka didelis, tačiau jos išvengti galima pasiskiepijus. Šiandien Panevėžio apskrities turizmo informacijos centre buvo surengta popietė su Karaliaus Mindaugo mechanizuotojo pėstininkų bataliono kariais, kurie jau gegužę išvyksta į misiją Afganistane. Pasak kariškių, pagrindinė jų misija šioje neramumų krečiamoje šalyje bus taikos palaikymo operacijų atlikimas. Taip pat jie ketina prisidėti atstatant sugriautas mokyklas, tiesiant kelius. Kariai ten važiuoja tam, kad užtikrinti sąlygas, sudaryti sąlygas vietos valdžiai, vietos saugumo pajėgoms, pačioms tvarkytis Afganistane, tiesiog treniruoti tas pačias pajėgas, kariai treniruoja tas pačias pajėgas, vykdo įvairius eskortus, tarkim, gabena civilius
atstovus į susitikimus su vietos valdžios atstovais, tam, kad būtų vystomi įvairiausi atstatymo projektai. Tiesiog mes prisidedam prie Goro provincijos atkūrimo. Ar nėra baimės? Na, baimės yra visur, ta baimė yra žmogiškas dalykas, tiesiog kariai tam ruošiasi, kariai daugiau negu pusę metų ruošiasi tai misijai, žino, kur važiuoja. Didžioji dalis karių yra jau buvę misijose. Jau antrąjį savo misiją į Afganistaną besiruošiantis Ernestas Senulis pripažįsta, kad šioje šalyje gyvenimas verda taip pat kaip ir bet kur kitur ir nėra ten taip baisu, kaip rodo įvairios žiniasklaidos priemonės. Nėra iš tikrųjų to tokio įtampos ar taip baisu, kaip kartais nušviečiama spaudoje. Nes spaudoje nušviečia galbūt kartais tam tikrus konkrečius atvejus. O bendrai paėmus, tai gyvenimas vyksta kaip ir belio kurioje šalyje. Žmonės turi savo darbus, savo veiklą kažkokią. Kariai irgi gyvena savo sąlygose. Nesakyčiau, kad yra kažkas tai tokio ekstremalaus. Aišku, tu negali niekada žinoti, kas tavęs laukia rytoj, ar išvažiavus iš bazės, nes visada gali susitikti su tam tikrais netikėtumais. Bet tam yra tam pasirengimas, yra technika skirta būtent apsaugot karį ir pati tą kario ekipuoti. Ir būtent kario pasirengimas, reaguoti į tam tikrus iškilusius pavojus. O kad karys yra toj padidintoje rizikos, kaip sakykime, grupiai, tai faktas. Nes būtent tie žmonės, kurie yra nesuinteresuoti būtent tos provincijos atkūrimu arba būtent pajėgų buvimu tenai, tai dažniausiai tave ir stebi. Į misiją Afganistane ketinama išsiųsti apie 150 Lietuvos karių, kurie į Lietuvą grįš tik po pusmečio. Šiandien Panevėžio bendruomenių rūmuose įvyko tradicinis Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų konkurso Tramtatulis Aukštaitijos turas. Iš 11 rajonų – Pasvalio, Pakruojo, Joniškio, Jonavos, Panevėžio miesto, Panevėžio rajono ir kitų – atvažiavo vaikučiai jau atrinkti miesto turuose sudalyvauti Aukštaitijos regioninėme ture. Ir tada komisija atrenka juos ir jie važiuoja į Kauną. Ir tai jau yra tas pagrindinis, kada jau tampama laureatais arba diplomantais. Pasak renginio koordinatorės, vaikų atliekančių lietuvių liaudies kūrybą nėra daug, kadangi vienas iš konkurso reikalavimų – dainą ar pasakojimą atlikti tarmiškai. Taip pat reikia mokėti groti senaisiais lietuvių instrumentais. Tai yra vaikučiai, kurie puoselėja mūsų prosenelių meną. Tai yra vaikai, kurie dainuoja senasias dainas, tai mūsų senelių prosenelių dainas. Tai yra vaikučiai, kurie groja senaisiais instrumentais, kanklėmis, lumsdeliais, kudučiais. Taip pat tai yra vaikučiai, kurie pasakoja pasakas ir nutikimus. Tokių yra nedaug, nors šį kartą pas mus susirinko netgi 85 vaikai ir 44 mokytojai. Tai mes turime beveik 120 dalyvių, tai tikrai labai džiugina mus. Geriausiai šiandien pasirodė atlikėjai, Kaune vyksiantį finalinį konkursą vyks balandžio 15-17 dienomis. Kviečiame į naujai atidarytą užuolaidų parduotuvę esančią pačiame miesto centre. Už prieinamą kainą mes jums pasiūlysime platų dieninių, naktinių ir vaikiškų užuolaidų asortimentą. Klientams pageidaujant teikiame siuvimo paslaugas. Galime pasiūti romanetes, širmas, austrijetes, lovatieses bei daugelį kitų aksesuarų, sukursiančių jūsų namų jaukumą. Pasirinkti jums labiausiai patinkantį variantą padės mūsų profesionalūs konsultantai, taip pat teikiamos ir dizainerio paslaugos, o pirmiesiams parduotuvės klientams taikoma 10% nuolaida. Naujoji užuolaidų parduotuvė įsikūrusi Klaipėdos gatvėje 12, Panevėžyje.